tarpą. Sprintas šis iki tikrai buvo įdomus, dinamiškas ir dar su greitaisiais incidentais, tai apskritai niekur sustoti nereikėjo. Man tai patiko. Verta visą Lietuvos čempionatą. Iš to, ką turim Lietuvoje. Tokių klaidų, kad kažkur žinočiau, kad aš tą klaidą padariau, tai praktiškai nebuvo. Tiesiog nežinau kaip dėl variantų į punktus. Šiaip rinkdavausi tokį gal labiau apibėgti, bet kad nereikėtų daug landžiot kažkur orientuotis. Tai nežinau, ar tai visada buvo greičiausia, bet tiesiog visą trasą tokia taktika buvo ir viskas. What the fuck? Nesupratau. O, bля, gedina. Trasa nebuvo sudėtinga, to ir buvo galima tikėtis. Toksai buvo daugiau bėgiminis. Tas sprintas, tik tai man pačiam jis gal ne kaip klostėsi, aš į 6-7 punktus tokius lengvus padariau tokių klaidelių ir per tos 2 punktus 20 sekundžių ten surinkau klaidų. Tai taip išėjo ir po to dar vienam beveik 10 sekundžių klaida buvo, tai kaip ir nelikau patenkintas savo pasirodymu. O jau vieta tokia išpuolė pirma. Algirdui ten nepasisekė. Kažkokie varteliai buvo, tai ką žinau, kaip iš dangaus nukrito tas medalis. Nesijaučiu, kad laimėjau. Šalininko Alvydas Bartkevičius, kuris pirmą korekcijos laiką pagerino 13 sekundžių. Žemutėlininkas yra pirmas. Ten nebėgau, tai nieko negaliu pakomentuoti. O jeigu būtų buvę, būčiau bent pabandęs jos gal atidaryti. Aš jau esu susidūręs su tokia situacija, kad bėgiai pažymėta, kad prabėgama, reiškia prabėgama ir reikia bent paklibinti. Tai esu ir rankeną lenkęs kažkur varžybose ir viskas atsidaro ir reiškia galima bėgti.
O dėl ko jie užsidarė, aš nežinau, ar ten kitas dalyvis prabėgdamas stumtelėjo, ar vėjas papūtė, ar gal žino.